Dabar yra labai sunku patikėti, bet kažkada Rusija buvo europietiška į vakarus orientuota liberali demokratija. Šiandien tai yra atsilikusi azijietiško tipo autokratija. Ir tai nenutiko per vieną naktį. Tai buvo ilgas procesas, per kurį Vladimiras Putinas lėtai didindamas ugnį po truputį išvirė Rusijos demokratijos varlę. Šiame epizode aš noriu papasakoti apie esminius istorinius posūkius, po kurių žlugo demokratija Rusijoje. Tam, kad mes geriau suprastume savo kaimyninę šalį, kad gerai įvertintume tą demokratijos stebuklą, kurį mes turime, ir išmoktume pamokas tam, kad pas mus tokie dalykai niekada nepasikartotų. Sveiki atvykę į lėtą, kankinantį Rusijos demokratijos žlugimą, kurio architektu buvo Vladimiras Putinas. Ir čia jūs išgirsite tam tikrą šito proceso kroniką. Pirmasis Rusijos federacijos prezidentas Borisas Jelcinas turi labai blogą reputaciją. Komunistai jo nekenčia, nes sugriovė Sovietų sąjungą. Nacionalistai jo nekenčia, nes pradėjo draugauti su vakarais ir atvėrė Rusiją visam pasauliui. Liberalai jo nekenčia, nes į Kremlių atvedė Vladimirą Putiną. O politiškiams žmonėms Jelcinas nepatinka dėl savo vėlyvojo įvaizdžio, kada jis vos liežuvį be apverčiant išlaistydavosi viešumoje ir darė gėdą visai šaliai. Labai mažai kas vertina šį politiką šiais laikais ir dabar daugam jis yra antikristas tiesiog. Tačiau labai mažai kas nori prisiminti, jog Jelcinas savo metu buvo Rusijos demokratijos čempionas. Jis daug kartų buvo gavęs pasiūlymą konsoliduoti visą galią į savo rankas. 90-ųjų ir 80-ųjų sandūroje Borisas Jelcinas buvo neįtikėtinai populiarus politikas, jis turėjo tokį palaikymą visuomenėje, kad galėjo vienu žvilgsniu valdyti milijoninės žmonių minias. Žmonės patys jam nešė visiškai neribotą politinę galią ir dėjo ant sidabrinės lėkštutės, bet Borisas Jelcinas kaskart jos atsisakydavo. Taip, teisybės dėliai 1993 metais jis ką tik iš po Sovietų sąjungos griuvėsių išlindusiai Rusijos federacijai padarė vidinį perversmą. 1993 buvo kilęs labai didelis konfliktas tarp Rusijos prezidento ir parlamento. Labai ilga, sudėtinga ir vingiuota istorija, kodėl taip įvyko, todėl nesigilinam. Svarbu esmė. 1993 m. spalį Rusijos prezidentas ir parlamentas vienas kitą atšaukė. Pakencelino. Dėl ko kyla konstitucinė krizė, parlamentas užsibarikaduoja Rusijos baltuosiuose rūmuose, tai čia yra kaip jų Seimo rūmai, užsibarikaduoja parlamentas ir Jelcinas iškrapšto jį karinę jėgą. Pasaulis pamato tuos į istoriją įėjusius vaizdus, kada rusų tankai šaudo į savo pačių parlamentą. Borisas Jelcinas išeina nugalėtojų iš šito konflikto, jis į savo rankas konsoliduoja labai daug galios ir sustiprina prezidento instituciją Rusijoje. Ir tuo metu kaip tik vyko ten diskusijos, lygiai taip pat kaip ir visoje likusioje Sovietų sąjungoje, buvusioje tiksliau Sovietų sąjungoje, buvo diskutuojama apie tai, kad mums yra reikalinga parlamentinė ar prezidentinė valdymo forma. Po 1993 metų Rusijos konstitucinės krizės debatai baigėsi. Buvo padėtas taškas ir Rusijos federacija tapo valstybė su labai stipriu prezidentu. Bet Borisas Jelcinas nėjo toliau, jis ne ego tripino nuo tos galios, jis ją matė kaip instrumentą savo tikslams pasiekti. Jis tiesiog norėjo įgyvendinti savo demokratizacijos ir ekonomikos liberalizavimo reformas posovietinėje Rusijoje. Ir iki pat savo gyvenimo pabaigos, nesvarbu ką ir kaip jis jame darė, Borisas Jelcinas išliko tikriausių demokratų. Bet jo politinėje karjeroje buvo daug paslydimų. Žinot, tas gyvenimo situacijas, kada padarai kompromisą su sąžine ir per vėlai supranti, kokią didelę klaidą gyvenime padarei? Tokie buvo 96 metų Rusijos prezidento rinkimai, kurių metu pradėjo ridentis tas kamuolys, kuris ir davė mums šiandieninę
Vladimiro Putino autokratiją. 1996 Borisas Jelcinas nebuvo toks pats, kuris lipo kalbėti ant tanko 1991 m. rugpjūtį, kada nuo realybės atitrūkę sovietiniai politbiuro kai pamėgino padaryti Sovietų sąjungoje perversmą, apsukti visus demokratizacijos ir liberalizacijos procesus atgal ir padaryti back in USSR. Ta karštą rugpjūtį Maskvoje Borisas Jelcinas buvo svarbiausias žmogus, už kurį milijonai būtų nei nemirktelėję paguldę savo galvas. Niekas tuo metu neskaičiavo politikų populiarumo reitingų, bet jeigu taip iš akies, kaip viskas tuo metu jautėsi, aš sakyčiau, kad Borisas Jelcinas turėjo arti 80% visuomenės palaikymą. Ir tai buvo tikras, natūralus, organiškas palaikymas, ne nupaišytas politinių technologų, kaip pas Vladimirą Putiną dabar. Čia buvo 1991, o 1996 metais Boriso Jelcino reitingas buvo 3%. Sovietų sąjungos griūtis buvo šventė ir išsivadavimas daugybei okupuotų ir priespaudoje gyvenusių žmonių, bet socialiai ir ekonomiškai tai buvo katastrofa visur. Perėjimas nuo planinės prie rinkos ekonomikos buvo staigus ir daug kas tiesiog nespėjo ir nesugebėjo prisitaikyti. Visoje posovietinėje erdvėje vyko didžiulis socioekonominis susikratymas. Vieni neteko iš karto visko, kiti labai staigiai praturtėjo, pradėjo augti nusikalstamumas, bendras nesaugumo jausmas sukilo, senosios bendruomenės ėmė skilinėti ir griūti, o naujųjų niekas nesugalvojo. Pilna Maskva buvo benamių, elgetų, valkatų ir pensininkų šalia metro stotelių pardavinėjančių viską, ką turi, kad tik galėtų prasimaitinti. Gyvenimas 90-aisiais naujojoje Rusijoje daugam buvo traumuojanti patirtis, todėl Boriso Jelcino reitingas ištirpo per mažiau nei 5 metų. Ir čia ne tik jam vienam, visoje posovietinėje erdvėje tai nutiko. Visi demokratiniai judėjimai, kuriuos žlungant Sovietų sąjungoje ant rankų nešiojo žmonės, visi jie sparčiai prarado populiarumą ir visus iki 90-ųjų vidurio vykusiuose rinkimuose nušlavė senoji į politiką sugrįžusi sovietinė nomenklatūra. Lietuvoje sąjūdis, tarkime, 1992 metais pralaimėjo Seimo rinkimus buvusiai Lietuvos komunistų partijai, atgimusioje LDDP, Lietuvos demokratų darbo partijos vardu. Jeigu to buvo maža, tai 1993 metais buvęs sovietinės Lietuvos vadovas Algirdas Brazauskas sudaužo visus prezidento rinkimuose taip, kad net Vytautas Landsbergis neišeina į antrą turą ir laimi tuos 93 metų rinkimus su daugiau negu 60% balsų. Kažkas panašaus brendo ir Rusijoje 1996 metais, kadaise visų dievinti Jelcino demokratai tapo keiksmažodžiu, o pats Borisas Jelcinas pavirto į didžiausią neapykantos ir pajuokos objektą Rusijoje. Ir čia reitinguose, kaip rusai pasakytų, откуда ни возьмись, pradeda kilti Rusijos komunistų partija kartu su Genadijumi Ziuganovu priešakyje. Genadijus Ziuganovas buvo kraštutinai sovietinis politikas, tai buvo tas pats klasikinis nomenklatūršiko portretas. Žmogus kvadratiniu veidu, beformiu kostiumu ir mintinai iškaltomis komunistinėmis tezėmis vietoj idėjų. Bet tuo metu jis pradėjo patikti žmonėms. Daugelis rusų pradėjo ilgėtis ne kiek pačios Sovietų sąjungos, o tos saugumo iliuzijos, kurią jinai teikia. Sovietmečių nebuvo jokios laisvos žiniasklaidos, žmonėms nuolat į galvas buvo pilama propaganda apie tai, kaip Sovietų sąjunga yra pati geriausia valstybė pasaulyje. Jie nieko nežinojo apie nusikaltimus, apie katastrofas ir panašius dalykus, kurie buvo labai gerai slepiami, bet žlugus Sovietų sąjungai, ta simuliacija
irgi žlugo kartu su ja ir žmonės pamatė, kokiame nesaugiame pasaulyje visą tą laiką gyveno. Bet labai mažai kas taip galvoja, nes dauguma žmonių savo realybę konstruoja pagal medijas, iš to, ką mato ekranuose, girdi per radiją ir skaito spaudoje. Ir sovietmečių medijose apie nusikalstamumus ir jokias kitas blogybės niekas nieko nepasakojo. Nusikalstamumas, skurdas ir nedarbas Sovietų sąjungoje buvo paplitę reiškiniai, bet visa tai buvo gerai paslėpta. Ir jei žlugus, visi tie negeri dalykai pasimatė, bet paprasto žmogaus logika diktuoja labai paprastus dalykus. Tai nereiškia, kad Sovietų sąjunga visada tokia buvo, o tai reiškia, kad iki dabartinio nesaugumo ir visų šitų nesąmonių taigi privedė Jelcinas ir jo demokratai. Ir čia labai laiku ir vietoje atsiranda Genadijus Ziuganovas, kuris tiesiog alsuoja visą tą šiltą lempinę sovietinę nostalgiją. Maža to, jis pradeda labai bazuotai kalbėti. Pavyzdžiui, Ziuganovas pradeda siūlyti pristabdyti su ekonomikos liberalizacija, peržiūrėti privatizacijos procesus, pasidomėti, ar viskas ten buvo švariai ir ar visi tie, kas naujoje Rusijoje pasakiškai praturtėjo, padarė tai teisėtai. Metai iki to, 1995 metais Rusijos parlamento rinkimuose Ziuganovo komunistų partija laimi daugiausiai vietų - 157 vietos iš 450 galimų Rusijos dūmoje. Ir tai buvo baisus šokas visiems, nes antrą daugiausiai vietų parlamente surinkusi partija gavo 55 mandatus. Tai yra, komunistai surinko 3 kartus daugiau negu antroji pagal vietų skaičių partija Rusijos dūmoje. Per tuos keletą metų nuo Sovietų sąjungos griūties Rusijoje susiformavo naujasis demokratų ir reformatorių establishmentas, kuriam labai šilta už apykaklės pasidarė nuo tokių rezultatų. Daug kas labai pagrįstai sunerimo dėl savo galios, įtakos ir turtų. Ypač kai komunistai žadėjo, kad kai laimėsim prezidento rinkimus, tai tuoj ten mes juos visus pačirškinsim. Tas naujasis establishmentas buvo politikai, verslininkai, medijų žmonės ir kultūros veikėjai. Naujasis politbiuras, kuris iš esmės ir valdė tą naująją Rusiją. Ir 1996 metų Rusijos prezidento rinkimuose tie žmonės strimgalviais metė daryti viską, kad tik Ziuganovas ir jo komunistai nelaimėtų jokių rinkimų. Ir tai buvo ko gero pirmieji rinkimai Rusijos istorijoje, kada į trasą buvo paleistos pirmosios politinės technologijos. Iki politinių technologijų amžiaus rinkimai visame pasaulyje vykdavo gana tiesmukai. Ateidavo politikas, pristatydavo save, savo programą ir tada žmonės rinkdavosi, ar nori už jį balsuoti ar ne. Politinių technologijų amžiuje viskas pakito. Politikai virto į tokius tuščius indus, į kuriuos tu galėdavai pripilti tai, ką nori matyti ir girdėti rinkėjai. Sistema veikia maždaug taip, kad pasakyk, kuo man būti, kad tu norėtum už mane balsuoti. Ir 1996 metais politinių technologijų džinas buvo paleistas iš butelio ir tai buvo kaip tam tikras botoksas krentančiam dugniniam Boriso Jelcino reitingui. Šiaip Jelcinas pats nelabai norėjo antrą kartą eiti į prezidentus. Tuo metu jis buvo pagyvenęs ir labai giliai ligotas žmogus. Ir tada jis jau buvo visiškai priklausomas nuo ir daug kas labai nesureikšmina šitos priklausomybės. Tipo, geria, kame problemos, bet problema yra ta, kad kada tau išsivysto fizinė priklausomybė nuo alkoholio, tavo kūnas be jo negali gyventi. Tikrąja to žodžio prasme negali. Kada tu turi fizinę priklausomybę nuo alkoholio, tu tiesiog negali nustoti gerti, nes tu paprasčiausiai mirsi. Tikrąją fizinę to žodžio prasme mirsi. Ir šituo aspektu alkoholio priklausomybė yra netgi blogesnė už priklausomybę nuo heroino. Ir iš karto aš apraminsiu Verigistano SSR, kad niekas čia nebando pasakyti, kad heroinas yra geriau už alkoholį, apskritai visi svaigalai yra blogai, bet tiesiog kalbama yra apie faktinę medicininę realybę, kad heroino abstinencija nors ir sunki, nors ir pavojinga, bet, tave palaužys, tu paprakaituosi, tave papykins, tau bus blogai. Bet nuo alkoholio abstinencijos tu gali tiesiog
Tai ta prasme, žmonės yra guldomi į cheminės komas, kad galėtų atlaikyti alkoholio abstinenciją. Ir 96 metais Borisas Jelcinas buvo perėjęs tą liniją ir turėjo tokią sunkumo priklausomybę. Jam buvo 65 metai, jo širdis buvo labai nusilpusi. Ir 1996 Rusijos prezidento rinkimų kampanijoje Borisas Jelcinas periodiškai pranykdavo iš visuomenės dėmesio, nes būdavo tiesiog fiziškai neįgalus jame būti. Netgi yra teigiama, kad jis yra patyręs ne vieną infarktą per tą prezidento kampaniją. Tam tikrą prasme, tuose rinkimuose Borisas Jelcinas buvo iškamša, iš esmės, kurią iš visų pusių pagaliais ramstydavo politiniai technologai ir jų buvo pilna. Ta prasme, Jelcino rinkimų štabas tiesiog knibždėjo įvairiausio plauko PR-šikais, komunikacijos ekspertais, konsultantais. Ten tiesiog buvo pajungta didžiulė politinė mašina, kuri būtent ir sugebėjo prikelti Boriso Jelcino reitingą iš mirusių. Ir artėjant rinkimams pats Jelcinas netgi fiziškai pradėjo keistis, nepaisant visų ligų ir sveikatos problemų. Jis juntamai atgyjo, ten nežinia, kokius jam ten vaistų, lašelinių ir ten whatever tablečių kokteilius jam pradėjo daryti, bet jis iš tikrųjų pradėjo gana energingai atrodyti prieš savo rinkėjus. Ir čia pagrįstai klausimas, kodėl Jelcinas, kodėl toks kandidatas, kuris visų pirma nenori, visų antra negali, visų trečia toks fenomenaliai nepopuliarus? Todėl, kad nebuvo kitų kandidatų. Paprasčiausiai, Rusijoje susidarė du dideli rinkėjų blokai. Viena grupė buvo už naująją Rusijos valdžią, kiti už seną sovietizmą. Komunizmus ir Ziuganovą palaikė vienas didelis monolitinis rinkėjų blokas, o Rusijos demokratai reformatoriai iki to laiko buvo spėję susipykti ir susiskaldyti. Ir nežiūrint į tai, kad ten buvo tikrai rimtų ir stiprių politikų toje pusėje, tarkim, Borisas Nemcovas, Grigorijus Javlinskis, Aleksandras Lebed, Michailas Gorbačiovas netgi tose prezidento rinkimuose dalyvavo, bet nei vienas iš jų negalėjo rinkti daugiau negu 20-30% balsų. O matematika buvo tokia, kad norint laimėti prezidento rinkimus, tu turėjai sugebėti rinkti 40% balsų mažiausiai. Ir Jelcinas buvo vienintelis toks naujosios valdžios kandidatas, kuris buvo patikrintas ir žinomas kaip galintis imti 50% balsų ir daugiau. Tiesiog buvo lengviau prikelti negyvą Boriso Jelcino reitingą, negu bandyti dirbti su nežinomais ir nepatikrintais vardais. Todėl buvo paleistas didžiulis viešųjų ryšių ir politinių technologijų fabrikas. Didžiausi Rusijos televizijos kanalai RTR, NTV ir ORT. Jie priklausė Jelciną palaikiusiems oligarchams, todėl jį smarkiai pradėjo pijarinti ir negailestingai pilti pamazgomis Ziuganovą. Didžiosios radijos stotis ir nacionalinė spauda stojo Jelcino pusiai. Dieve, jūs neįsivaizduoju, kas ten dėjosi informaciniai erdvėj per 96 metų Rusijos prezidento rinkimus. Milžiniška informacinė kampanija buvo paleista apie tai, kad ateis komunistai, vėl viską atims, nacionalizuos, dings maistas iš parduotuvių ir taip toliau ir panašiai. Visos verslo grupės, kurios palaikė Borisą Jelciną, suskubo pirkti kruopas, makaronus, konservus ir saldainius ir dalinti juos pensininkams ir skurstantiems su žinute, kad čia jums dovanų nuo Jelcino, nepamirškit to rinkimuose. Pats Borisas Jelcinas pradėjo savo politiką švelninti po truputėlį prieš rinkimus. Pavyzdžiui, užbaigė labai nepopuliarų pirmą Čečėnijos karą, pristabdė savo liberales reformas, pasirašė sąjunginės valstybės su Baltarusija susitarimą, kuris kaip ir nieko rimto ten iš vienų šalių neįpareigojo, bet visiems rinkėjams pasisakantiems už Sovietų sąjungos atkūrimą iš karto labai gerą ant širdies paliko nuo tokių sprendimų. Jelcino žmona Naina, kuri iki to viešumoje beveik nesirodė, buvo gana smarkiai pajungta į rinkimo kampaniją, kad padėtų pritraukti savo vyrui moterų balsus. Galų gale į tą Jelcino rinkimo kampaniją buvo paskandinti nesuvokiami kiekiai pinigų. Ir ten, kur yra daug pinigų, ten ir yra rezultatai. Ir dar.
juodosios politinės technologijos, visokie gerrymanderingai, rinkėjų karuselės, manipulacijos su rinkėjų biuleteniais, rinkimų agitacijos pažeidimai. Visa tai, ką mes dabar matom, mylim, gerbiam ir pažįstam dabartinėje Putino Rusijoje. Tik tai 1996 metais tai vyko ne taip įžūliai. Mikro lygyje tie visi dalykai dėjosi ir taisyklės nebuvo laužomos, bet labiau iškraipamos ir visos tos priemonės, visi pinigai, PR mašinos, tas taisyklių biški iškraipimas ir ten nekreipimas dėmesio ir taip toliau, duoda rezultatą ir Genadijus Ziuganovas pralaimi prezidento rinkimus Borisui Jelcinui. Visą tą laiką šios rinkimus labai įdėmiai stebėjo vienas žmogus. Tai buvo vidutinės grandies politinis veikėjas iš Sankt Peterburgo. Pilkas, nykus, neišskirtinis, bet turėjęs planetos dydžio ambicijų. Jis tiesiogiai dalyvavo 1996 m. Boriso Jelcino rinkimų kampanijoje ir jo darbas buvo užtikrinti, kad Peterburge ir jo apylinkėse viskas vyktų sklandžiai ir pagal planą. To žmogaus vardas buvo Vladimiras Putinas. Jis savomis akimis labai aiškiai pamatė ir suprato politinių technologijų galią. Jeigu galima prikelti politinį lavoną iš mirusiųjų ir pasodinti jį į Kremlių, vadinasi, iš bet ko galima padaryti prezidentą. Visos tos juodosios rinkimų technologijos, kurios yra plačiai naudojamos Putino Rusijoje dabar, visa tai buvo ištestuota 1996 m. Rusijos prezidento rinkimuose, tačiau lokaliai, labai nedidelėmis apimtimis. Ir ką padarė Vladimiras Putinas, tai tiesiog pasiėmė Boriso Jelcino rinkimų technologijų mašiną ir atsuko rankenėlę iki 11. Apie 1996 m. Rusijos prezidento rinkimus yra prikurta labai daug legendų. Apie tai, kaip tie rinkimai buvo Amerikos specialiųjų tarnybų suklastoti, o prezidento kėdė atimta iš Genadijaus Ziuganovo, kuris iš tikrųjų tos rinkimus ir laimėjo. Ir visa tai yra putinistų propaganda. Pagrinde. Dabartinis Kremliaus tikslas yra diskredituoti viską, kas yra susijęs su Borisu Jelcinu. Kremliaus sukurtoje informacinėje simuliacijoje Jelcinas buvo vakarų statytinis, per kurį buvo brukamos rusams kenksmingos liberalios demokratinės vertybės, o Vladimiras Putinas buvo tas išvaduotojas, kuris atstatė Rusijoje tikrąją demokratiją. Ta prasme, čia Orvelo 1984 taipa literaliai, kur karas yra taika, vergovė yra laisvė ir panašiai. Todėl viskas, kas yra susijęs su Jelcinu, šiandieniniam Kremliui yra bet tu negali kurti propagandos ant visiško melo, nes vis viena turi remtis į kažkokią minimalę tiesą tam, kad skambėtų įtikinamai. 1996 m. Rusijos prezidento rinkimai nebuvo pavogti. Nepaisant ten įvairiausių pilkų zonų, jie nebuvo pavogti. Tai buvo sąžiningi, švarūs, normalūs, demokratiniai rinkimai. Bet tai buvo precedentas, kuris būsimam Rusijos autokratui Vladimirui Putinui davė pavojingų minčių, kurias jis prisitaikė savo politikoje. Laimėjęs rinkimus Jelcinas neišsilaikys pilnos kadencijos, jo sveikata dramatiškai prastės. 1997 metais jis gulasi atviros širdies operacijai. 1998 metais Rusija ištinka didžiulę finansų krizę. 1999 metais užsipleskė naujas karas Čečėnijoje ir Boriso Jelcino reitingas vėl atsiduria laisvame kritime. Jis tampa tokiu nepopuliariu, kad pradedama pagrįstai baimintis, jog Rusijos žmonės gali paprasčiausiai sukilti prieš jį. 1999 metais naujųjų metų išvakarėse Jelcinas atsistatydins, o į jo įpėdinius bus paskirtas Vladimiras Putinas. 2000-ųjų Rusijos prezidento rinkimai bus paskutinieji sąžiningi ir atviri rinkimai to šalies istorijoje. Daugiau tokių nebebus, o vietoje jų rusai gaus demokratijos teatrą. Ir visa tai prasidėjo 1996 metais, kada Borisas Jelcinas padarė sandorį su velniu, iš kurio jau
ištrūkti nebegalėjo. Pirmą savo kadenciją Vladimiras Putinas demonstravo liberalaus ir vakarietiško politiko įvaizdį. Jis norėjo draugauti su Europą ir Jungtinėmis Amerikos valstijomis, kalbėjo apie Rusijos eurointegraciją ir netgi dėmesio apie jos įstojimą į NATO. Taip, jūs teisingai išgirdote, ankstyvaisiais 2000-aisiais Vladimiras Putinas norėjo įstoti į NATO. Tuo laikotarpiu jis bandė atrodyti jaunas ir veržlus, gūsis šviežio oro, lyginant su pagyvenusiu ir vos aplinkoje besigaudančiu savo pirmtaku Borisu Jelcinu. Bet kaip vėliau paaiškės, visa tai buvo tik pijaršikų ir komunikacijos žmonių sukonstruotas fasadas. Po tą kaukę slėpėsi tipinis, į nieką netikintis, tik savęs žiūrintis sovietinis silovikas. Vladimiras Putinas dar nespėjęs apšilti kojų beveik iškart pradėjo konsoliduoti galią į savo rankas. Jis netapo Rusijos prezidentu dėl savo gabumų ar gebėjimų, jį paskyrė Jelcino politbiuras, paskyrė kaip gerą užduočių vykdytoją ir žmogų, kuris atrodė neturintis jokių ambicijų, todėl nekelintis jokio pavojaus tuometiniam Rusijos elitui. Putinas pagal sumanimą turėjo būti statytinis, marionetė, kurią už virvučių tampys tie patys žmonės, kurie valdė Borisą Jelciną. Antroje kadencijoje Jelcinas buvo neįgalus ir daugumą sprendimų priiminėjo tai, ką tuo metu vadino šeima, semja. Tai buvo siauras ratas jam artimų žmonių, neretai susijusių su juo giminystės ryšiais. Pavyzdžiui, jo dukra ir žentas buvo labai įtakingi toje klikoje. Ir tie žmonės pagrindė priiminėjo visus svarbiausius sprendimus Rusijoje. Jelcinas buvo formaliai prezidentas, bet didesnę laiko dalį jis buvo valdomas tos užkulisinės žmonių grupės. Toks pats planas buvo ir su Vladimiru Putinu. Jis buvo pilkas, nykus biurokratas, kuriame niekas neižvelgė jokio pavojaus. Ir iš tikrųjų visą tą laiką tai buvo maskuotė. Tai buvo kaukė skirta visiems apkvailinti. Visą tą laiką Vladimiras Putinas tyliai manevravo ir rezgė sąmokslą užvaldyti Rusiją. Tuo metu, ankstyvais 2000-aisiais, be šeimos, Rusijoje dar buvo ir daugiau įtakos grupių. Oligarchai, pavyzdžiui. Tai buvo stambiausi Rusijos verslininkai, pasakiškai praturtėję po Sovietų sąjungos griūties, valdė milžiniškus aktyvus, neretai susipirkė žiniasklaidos priemonės ir per jas projektavę didžiulę įtaką Rusijos visuomenėje. Nežiūrint, kad Rusija buvo vienareikšmiškai prezidentinė valstybė, jos parlamentas, Dūma, egzistavo ir buvo dalykas, kuris galėjo pasipriešinti Rusijos prezidentui. Buvo dar Rusijos federacijos gubernatoriai ir didžiųjų miestų merai. Tais laikais Rusija buvo gerokai mažiau centralizuota ir kuo tu labiau toldavai nuo Maskvos, tuo mažiau įtakos jį ten turėjo. Galiausiai medijos ir medijų asmenybės, kurios galėjo padaryti arba sulaužyti politinės karjeras, visi šitie galios centrai vienas po kito bus nukenksminti, palaužti ir pajungti į naująją Vladimiro Putino valdžios vertikalę. 2000 metų gegužę, vos keletą dienų po Vladimiro Putino inauguraciją, į pastatą Akademiko Koroliovo gatvėje Maskvoje įsiveržė ginkluoti pareigūnai. 12 valandų tose patalpose vyks kratos, bus verčiami stalčiai, tikrinamos kišenės ir konfiskuojami dokumentai. Tas pastatas Akademiko Koroliovo gatvėje priklausys televizijos kanalui NTV. Rusijos federacijos federalinė mokesčių policijos tarnyba kartu su federalinė saugumo tarnyba, FSB, pradės tirti NTV dėl mokesčių slėpimo, o vėliau pakeis savo pasakojimus, kad tyria kažkokius nelegalius pasiklausimus. Taip prasidėjo žiniasklaidos užvaldymas Rusijoje. NTV buvo televizijos kanalas, kuris garsiausiai kritikavo Vladimirą Putiną. Todėl jisai krito pirmas. Vladimiras Gusinskis, oligarchas, kuriam priklausė NTV, bus apkaltintas korupcija, trumpam areštuotas, o paleistas į laisvę jis pabėgs iš Rusijos į Ispaniją berods. 2001 metais NTV valdymas bus perduotas Rusijos energetikos gigantui Gazpromui, kuris vėliau taps, ko gero, pagrindiniu Putino įtakos instrumentu. Netrukus pasikeis visa kanalo vadovybė, o su ja ir redakcijos politika. NTV dirbę žurnalistai bandys priešintis, netgi gavę atleidimo lapelius, jie atsisakys apleisti patalpas ir laikysis televizijoje iki tol, kol nebus iš jos jėga iškrapštyti.
Rusijoje bus mėginimų protestuoti, žmonės eis į gatves palaikyti NTV, bet tai nieko nepakeis. Šeima kartu su Rusijos elitu nieko nedarė, nes jiems taip pat įgryso NTV su savo tyrimais, patyčiam ir nepatogiais klausimais. Konservatyvioji visuomenės dalis džiaugiasi, kad pagaliau tiems išsišokėliams kažkas parodo jų vietą. Liberalioji visuomenės dalis nors ir nesutiko su Kremliaus veiksmais, bet jai labai nepatiko, kad NTV priklausė ne pačiam švariausiam oligarchui. Todėl, nepaisant visų pasipiktinimų ir protestų, niekas rimtai nestojo ginti to televizijos kanalo ir visomis tiesomis ir neteisybėmis NTV bus palaužta ir pereis pilnon Vladimiro Putino kontrolėn. Panašiais metodais bus užgrobta visa likusi Rusijos žiniasklaida, visi televizijos kanalai, radijo stotys ir spauda, kol pasiliks vienas kitas laisvas ir nepriklausomas, o po 22 metų Rusijos invazijos į Ukrainą tie vienetiniai pasilikę medijos kanalai irgi bus galutinai užgesinti. Vladimiras Putinas labai gerai suprato medijų galę per 96 metų rinkimus. Jis iš vidaus labai gerai pamatė, kaip jų pagalba galima keisti žmonių protus ir kaip jas pasitelkiant galima paslėpti blogus darbus. Ir palaipsniui medijos Rusijoje nustos būti pramogų ir informacijos šaltiniais, nes Putinas transformuos jas į fabrikus, kuriuose šimtams milijonams rusų bus kuriama nauja realybė, Kremliaus simulacija, sukonstruota pagal vidinį Vladimiro Putino pasaulį. Šitoje vietoje privalau duoti kreditų Rusijai, nes jie yra pelnyti. 90-aisiais toje šalyje buvo etaloninė televizija ir žiniasklaida apskritai. Ten dirbo labai išsilavinę, giliai mąstantis, geležinius stuburus turintys neįtikėtinai kūrybingi žmonės. Parfionovas, Hakamada, Politkovskaja, Karamurza, Šenderovičius ir kiti kūrė, nepabijosiu, žinokit, pasaulinio lygio kontentą. Po medijų užvaldymo ankstyvais 2000-aisiais turinio kortelė pastebimai nukrito, žinios pasidarė juntamai tendencingos, intelektualinės laidas pakeitė pigi komedija, realybės šou, kriminalinės dokumentikos ir serialai apie banditus. Jelcino Rusijos TV herojai buvo intelektualai ir inteligentai. Putino Rusijos televizijos herojai tapo jo paties veidrodiniais atvaizdais. Susireikšminę, ciniški, lipantis per gerklės ir leidžiantys savo viską. Ir taip po truputį pradėjo Rusijos visuomenės zombifikacija. Antroji demokratijos erozijos banga nusirito per tą šalį 2003 metais. Į lėktuvą, kuris pildėsi degalus Novosibirsko oro uostą, įsiveržė specialiųjų Rusijos pajėgų operatyvininkai. Iš jo, grasinant ginklu, yra ištraukiamas neaukštas tylus vyriškis skvarbiomis akimis. Tai buvo turtingiausias Rusijos žmogus Michailas Chodorkovskis. Žmogus, kuris leido savo viešai pasipriešinti Vladimirui Putinui ir dėl ko labai smarkiai nukentėjo. Tai buvo 2003 metų spalis. Atsukam laiką atgal į tų pačių metų vasarį, per Vladimiro Putino susitikimą su Rusijos verslo bendruomenė. Ten Michailas Chodorkovskis pristato savo ataskaitą apie korupciją Rusijoje. Ir tai buvo negailestinga kritika, kuris skaičiais parodė gigantiškas korupcijos apimtis toje šalyje. Pilnas internetas įrašų iš to susitikimo. Eikit pažiūrėt, plika akimi pamatysite, kaip tai išmušė iš vėžių Vladimirą Putiną. Jis buvo pastebimai susierzinęs ir iškart pradėjo pulti Chodorkovskį. Kodėl? Todėl, kad Michailo Chodorkovskio ataskaita reiškia vieną iš dviejų dalykų. Arba Vladimiras Putinas visiškai nekontroliuoja situacijos savo kieme, arba dar blogiau, jis žino ir yra tos milžiniškos korupcinės sistemos dalis. Michailas Chodorkovskis yra labai kontroversiška asmenybė. Istorija, kaip jisai praturtėjo 90-aisiais, yra su daug labai neaiškumų ir žiauriai daug tamsių dėmių. Ilgą laiką jis jautėsi iš tikrųjų visagalis ir kada reikėdavo, jis nevengdavo pastumdyti savo oponentų. Iš kitos pusės jis nebuvo tipinis Rusijos oligarchas su jachtomis, vilomis ir privačiomis salomis. Chodorkovskis sugebėjo perpirkti merdėjančias naftos bendrovės ir sujungti jas į vieną Jukos koncerną, tapusių vienu pelningiausių verslų visoje Rusijos federacijoje. Tai buvo eruditas,
apsiskaitęs ir smalsus, kurio protas buvo vienas iš galingiausių jo instrumentų. Ankstyvais 2000-aisiais Vladimiras Putinas pradėjo oligarchus statyti į vieną drausmingą liniją. Buvo duotas pasirinkimas arba jūs su manimi, arba prieš mane. Pirmieji Kremliaus papurtyti oligarchai buvo Borisas Berezovskis ir Vladimiras Gusinskis. Abudu prarado savo verslus, ko neprarado išsipardavė ir greitai pabėgo iš Rusijos. Khodorkovskis nesutiko žaisti šito žaidimo ir pradėjo telkti aplink save opoziciją ir tas Vladimirui Putinui labai nepatiko. Jis pradėjo jausti grėsmę ir užsiundė visą Rusijos teisėsaugą ant Michailo Khodorkovskio ir visos jo Jukos imperijos. Kaltinimų buvo labai daug. Jie buvo padriki ir nenuseklus, bet pagrindė jie sukosi apie korupciją ir mokesčių slėpimą. Visa byla prieš Khodorkovskį buvo baltais siūlais siūta ir normalioje teisinėje valstybėje su veikiančia įstatymų viršenybė tokia byla nebūtų net iki teismo nuėjusi, bet kuris prokuroras ją būtų grąžinęs atgal tyrėjams kaip niekinę. Bet Putino Rusijoje tokia byla ne tik buvo svarstoma teisme, bet pagal ją Michailas Khodorkovskis buvo pasodintas į kalėjimą, kuriame prabus iki 2013 metų. Iš kalėjimo jį išleis Vladimiro Putino malonė, kuris akivaizdžiai ruošdamasis 2014 metų Sočiai olimpiadai paleis visą grupę politinių kalinių, kad šiek tiek išsivalytų savo įvaizdį prieš tarptautinę bendruomenę. Išėjęs iš kalėjimo, Michailas Khodorkovskis tučtuojau paliks Rusiją ir niekada į ją nebesugrįž. Dabar jis yra užsienyje labai aktyvus Rusijos politinės opozicijos veikėjas, bet tais 2003 metais jis buvo pavyzdys visiems, kuriems galėtų kilti minčių. Nesvarbu, kokie jūs turtingi, įtakingi ir protingi, nedrįskit eit man skersai kelio. Jeigu aš taip lengvai ir greitai suvalgiau turtingiausią Rusijos žmogų, kiek šansų prieš mane turėsite jūs? Ir visi oligarchai labai greitai užuomeną suprato ir draugiškai išsirikiavo bučiuoti žiedo Putinui. Ir taip visas stambusis Rusijos kapitalas tapo lenciūginiais Kremliaus šunimis. Tie patys 2003 metai Rusijos parlamento rinkimus laimi nauja politinė jėga – Vieninga Rusija, Jedinaya Rusija. Tai yra šviežiai suformuota politinė partija, sulipdyta iš dviejų prokremlinių partijų ir visiškai lojali Vladimirui Putinui. 2003 metų Dūmos rinkimuose Vieninga Rusija sugebėjo pagerinti 1990 metų komunistų partijos rekordą – 223 vietos parlamente iš 450, arti 40% balsų. Antri daugiausiai surinkę balsų buvo tie patys komunistai su 52 vietomis Dūmoje, o kitų partijų net neverta minėti. Vieninga Rusija buvo vienareikšmiški čempionai. Jie labai nesunkiai surinko valdančiąją daugumą ir įsitvirtino Rusijos parlamente. Ta partija buvo pilnai pavaldi Vladimirui Putinui ir vos laimėjusi rinkimus jį pradėjo daryti judesius. 2003 metais Rusijoje prasidėjo visa eilė politinių reformų, kurios pradėjo atiminėti įtaką iš regionų ir koncentruoti ją Maskvoje. Pavyzdžiui, iki 2003 metų regionuose likdavo iki 70% juose surenkamų mokesčių, bet į valdžią atėjus Vieningai Rusijai situacija pradėjo keistis ir bėgant laikui regionams likdavo vis mažiau ir mažiau pinigų, kas reiškia, kad jie vis labiau ir labiau priklausydavo nuo Maskvos malonės ir jos biudžeto. Ir tokių pokyčių buvo ne vienas. Dauguma jų atrodė nedideli ir nereikšmingi, bet kada jų yra labai daug, efektas gaunasi didžiulis. Čia susirinkimo laisvę truputėlį apribojam, ten konstituciją kūrybiškai interpretavom, kitur daugiau kontrolės įvedėm ir taip truputis po trupučio Kremlius pradėjo kaip magnetas visą Rusijos politinę galią traukti į save. 2002 ir 2004 metais Rusijoje ypač suaktyvėjo terorizmo atakos, kurias Vladimiras Putinas kiekvieną kartą išnaudodavo savo politiniams tikslams. Tarkim, 2002 metais viename iš Maskvos teatrų nutinka įkaitų krizė. Per miuziklą pavadinimu Nord Ost į teatrą įsiveržė ginkluoti čečėnų teroristai ir paima visus įkaitais ir dar užminuoja pastatą on top. Labai, aš neturiu žodžių, kaip blogai šita krizė buvo suvaldyta.
Finale Rusijos specialiosios pajėgos šturmuoja teatrą, bet operacija įvykdoma nevykusiai, todėl iš arti 1000 įkaitų 700 lieka sužeisti ir net 132 miršta. Putinui pavaldi žiniasklaida viską kuo greičiausiai užglaisto ir šturmas, kuris turėjo būti Rusijos spectarnybų gėda, tampa jų triumfu. Bet šitą teroro aktą Putinas išnaudoja Rusijos jėgos struktūrų įgalinimui. Žlugus Sovietų sąjungai prie Jelcino milicijai buvo uždėtas apynasris. Milicininkai jau nebebuvo visagaliai pareigūnai, kurių turėjo bijoti visi, ir tapo viso labo valstybės tarnautojai su ginklais, kurie turėjo vadovautis taisyklėmis ir procedūromis, ir būti pavaldus įstatymams, ir ginti, saugoti, padėti. Putinas viską grąžino atgal ir mentams atriša rankas. Sykį prieš gerą dešimtmetį vienas mano giminaitis iš Rusijos atvyko pas mane į svečius. Ir pamenu, važiuojame mes kažkur su juo su mašina ir jis apsičiupinėja, sako, pala, stop, grįžtam, aš pasą palikau namie. Kam tau reikalingas pasas, aš klausiu. Ir jis man atsako, kad, kaip kam, o jeigu policininkas dokumentus patikrins, ką sakau, kokius dokumentus, niekas gyvenime nėra tikrinęs dokumentų. Pasirodo, Rusijoje, ypač Maskvoje po Nord-Ost teroro akto, milicininkai pradėjo tikrinti dokumentus. Tiesiog tu eini gatve, prie tavęs prieina milicininkas, sako, parodykite dokumentus, prašom. Ir jeigu tu jų neturi, tai arba tu turi duoti jam kyšį, kad jis nuo tavęs atsitiknistų, arba rizikuoti atsidurti komisariate, kur nustatinės tavo tapatybę. Ir tas nustatinėjimas gali užtrukti labai ilgam ir tu gali ten strikti taipogi labai ilgam ir dar išeiti iš komisariato be daiktų ir piniginės turinio, čia geriausiu atveju. Nes kitas sykį ir nekaltybę gali prarasti papuolęs į areštinę Rusijoje. 2004 metai teroro aktas Beslane, viename Rusijos regione pavadinimu Šiaurės Osetija, kuri yra kiek aukščiau Sakartvelo. Tie patys čečėnų teroristai per rugsėjo 1 šventę užima mokyklą Beslano mieste. Iš pradžių nesudirba Rusijos žinybos agentūros FSB, konkrečiai kurios, kaip teigiama, turėjo informacijos apie galimai ruošiamus teroro aktus prieš mokyklas. Toliau su savo užduotim nesusitvarko specpajėgos ir mirčiųjų skaičius būna dar didesnis negu per Nord-Ost teroro aktą. Specialiųjų tarnybų šturmas nepavyksta ir perauga į chaotiškus susisaudimus, dėl kurių kyla didžiulis gaisras, kurio niekas neskuba gesinti. Ir iš daugiau nei 1000 įkaitų, tarp kurių buvo arti 800 vaikų, 334 žūsta, iš kurių 186 yra vaikai. Čia irgi žiniasklaida viską užglaistė ir išgelbėjo pasikusias specialiasias tarnybas, bet Vladimiras Putinas išnaudoja šitą tragediją, kad atšauktų Rusijos gubernatorių rinkimus. Gubernatoriai yra Rusijos regionų vadovai, kuriuos iki Beslano į valdžią rinkdavo per tiesioginius rinkimus. Po Beslano Putinas atšaukė šitą tvarką, motyvuodamas tuo, kad tragedija įvyko dėl nekompetentingos regiono vadovybės ir kad tokių dalykų daugiau nebepasikartotų, nebegali jų rinkti paprasti žmonės, o juos turėtų paskirti Rusijos prezidentas. Vėliau sugrįžta tiesioginiai gubernatorių rinkimai Rusijoje, bet tokie feikiniai, ta prasme, specifiškai sukonstruoti, kad ten juose gali išsikelti ir laimėti tik tai vieningos Rusijos kandidatai. Ir galiausiai Rusijos medijų žmonės ir kultūrinė inteligentija, nes medijos jos neveikia be žmonių. Nesvarbu, kad tu užvaldėjai televizijos kanalus, radijos stotis ir laikraščius ir ten kitokią spaudą, ten vis viena yra reikalingi žmonės, kurie transliuos ir, kas svarbiausia, kokybiškai transliuos tau parankius naratyvus ir politinės žinutes. Didžiausi Vladimiro Putino kritikai buvo tiesiog nukenksminti ir iš medijų išstumti. Labai aršus jo kritikai buvo tiesiog nužudyti kaip Ana Politkovskaja. O likusieji buvo perpirkti ir kooptuoti, kaip kad pavyzdžiui Vladimiras Solovjovas ir Dmitrijus Kiseliovas. Taip, tiesa, du didžiausi šiandieninės Rusijos propagandistai
kadaise buvo to paties NTV opoziciniai liberalūs žurnalistai. Ankstyvais 2000-aisiais jie, gelbėdami savo merdėjančias medijų karjeras, jie tiesiog parsidavė, kaip paskutinės paleistuvės parsidavė ir užsidarė į aukso narvelius. Ir tokiu būdu Vladimiras Putinas apvertė stalus savo pirmoje kadencijoje. Jis nebebuvo pavaldus tam politbiurui, kuris jį paskyrė, o netgi atvirkščiai tas politbiuras tapo atskaitingu jam. Prezidento Dmitrijaus Medvedevo laikai daugeliui rusų yra labai šviesus ir nostalgiški atsiminimai. Dabar oldheadai klausytojai buvo tokie, opa, Medvedevas seniai pamirštas vardas, o mielkai tokie, tas barzdotas Twitterio alkašas buvo Rusijos prezidentu kažkada? Norit tikėkit, norit ne, bet kadaise kitokią Rusiją mes turėjom. 2008 metais 2 kadencijas atbuvęs Vladimiras Putinas ramiai atsitraukia ir savo vietą užleidžia Dmitrijui Medvedevui. Kas dabar buvo tas Medvedevas per vienas, tai čia tas pats, kas Putinas. Čia dabar Putinas yra išdegintas mums į pasąmonės po beveik 30 metų Rusijos valdymo, bet yra tarp jūsų netgi tokių, kurie nepažįstate net savo gyvenimo be Vladimiro Putino. Bet aš jums prisiekiu, buvo laikas, kada sparčiai jėgas prarandantis Borisas Jelcinas pristatė savo naująjį viceprezidentą, prašom gerbti ir mylėti Vladimirą Putiną, ir visi tokie buvo, kas toks? Vladimiras ką? Remigijus Bridikis kažką jums sako. Vienas svarbesnių turbūt žmonių yra mūsų valstybėje beje. Tai vat, tiek pat žmonėms reiškia Vladimiras Putinas, tas vardas, kada jį pristatė visuomeniai, kiek daugumai dabar jūsų reiškia vardas Remigijus Bridikis. Ok, politikos nerdai, žinau, kad jūs žinote, jog Putinas vadovavo FSB prieš tai, jis nebuvo visiškai nežinomas, o Remigijus Bridikis yra dabartinis Lietuvos valstybės saugumo departamento vadovas. Geras visažinis, imk skanuką. Tai lygiai tas pats nutiko ir su Dmitrijumi Medvedevu. Niekas jo nežinojo prieš tai. Ir Minionas turbūt geriausiai apibūdintų tai, kas yra Dmitrijus Medvedevas. Jis rimtai galėtų būti Pixaro animacijos herojus, kažkoks paskui šeimininką lakstantis parankinis, bet toks, kur chytras, turintis savo asmeninių tikslų, tik niekam nekeliantis jokio realaus pavojaus. Dmitrijus Medvedevas yra vienas tų Putino žmonių, kurie su juo buvo beveik nuo pat pradžių. Jie susitiko kažkur 90-aisiais Sankt Peterburge, kuriame Vladimiras Putinas buvo sparčiai kylanti vietos politikos žvaigždė, o Medvedevas buvo pusiau banditų, pusiau verslininkų teisininkas. Tais laikais Piteryje belenkas vykdavo laukiniai vakarai su juodais BMW ir odinėmis striukėmis vietoj arklių ir skrybelių. Tais laikais Piteryje aš kaip, žiūrėkit, kokius aš Rusijos bohemšikų žodžius vartoju, nes aš esu cool. Tais laikais Piteryje labai daug įtakos turėjo tokie verslo nusikaltimų, teisėsaugos ir politikos klanai arba grupuotės. Kartais ten taip viskas susipindavo, kad vienas ir tas pats žmogus sugebėdavo būti ir mentų, ir nusikaltelių, ir politikų, ir verslininkų. Visą tai vienu metu. Ir tam visam 90-ųjų nusikalstamumo, korupcijos ir pasilinksminimų triukšme susipažino Medvedevas ir Putinas. Ir Putinas labai greitai įvertino Medvedevo kaip parankinio savybės ir pasivadino tiesiog dirbti savo. Ir ten Medvedevas gana greitai po Putino sparneliu pateisino savo lūkesčius ir Vladimiras Putinas patikėjo jam savo 2000 metų prezidento rinkimų kampaniją. Dmitrijus Medvedevas ten turėjo rinkimų štabo vadovo rolę. Ir tai bus vieninteliai Vladimiro Putino sąžiningai laimėti rinkimai. Daugiau rinkimų Rusijoje nebus, o vietoje jų atsiras formali Putino galios validacija. Pats kartais savęs išsigąstu nuo tų žodžių, kurie man išsiveržė iš mano burnos.
formali galios validacija, my ass. Tai žodžiu, Putinui labai patiko, kad Dmitrijus Medvedevas buvo efektyvus vadybininkas, bet gana ribotas žmogus, vadinasi, ir grėsmės daug labai nekeliantis. O kas svarbiausia, Medvedevas buvo fenomenaliai korumpuotas. O Vladimiras Putinas dievina vagis, visa jo aplinka, ten vat yra vienas tipažas. Visi jo parankiniai yra ištikimi, riboti ir pasibaisėtini vagys. Paskutinis punktas yra labai svarbus, nes reiškia, kad ant kiekvieno yra kompromatas ir kiekvieną galima paskandinti jo pagalba. Ir gyvenimas yra nuostabus, kol tu esi po Vladimiro Putino apsaugą, nes tai iš tikrųjų yra licenzija vogti, tikrąja to žodžio prasme. Patiko kažkieno verslas ar fabrikas, puiku, tiesiog atėjai ir pasiėmei. Ir niekas tau nieko už tai nepadarys. Manot, Khodorkovskis čia vienintelis toks buvo, iš kurio atėmė verslą? Ta prasme, šitas metodas, pasinaudojant valstybės pajėgumais, tai yra siundant ant verslininkų teisėsaugą atiminėti iš jų aktyvus, tai buvo seniausiai išbandyta schema. Daugybė verslininkų Rusijoje yra pasilikę be nieko, nes jeigu tu esi sėkmingas ir nesidalini, tai reiškia, neįsileidi valdžios pas save į biznį, tai tu labai rizikuoji nukentėti. Rusijoje tu arba susimoki, arba tu išmoksti pamoką, ten taip dalykai veikia. Todėl ten toje visuomenėje vyksta nuolatinės žiurkių lenktynės už galimybę pakliūti į tą elitą. Nes kada tu esi šiapus tvoros, gyvenimas yra nuostabus. Tu negali paslysti, kad ir ką be padarytum. Visi skandalai bus užgesinti, visi konkurentai nukenksminti, verslas nesiseka. Nesiparink, tuoj rasim, kas apmokės tavo skolas, kad ir kas be nutiktų tavimi, bus pasirūpinta. Ir tokiu būdu veikia Putino vertikalė. Jis sukuria aplink save burbulą. Dabar taip, jūs esat visi saugus su manim, pasako Putinas išskėtęs rankas į šalis. Kas kam neaišku, dar patikslino Putinas. Ir tame burbule būti yra labai faina, nes pati Dievo apvaizda tau nušviečia kelią į priekį. Bet už to burbulo ribų, ten pavojų kupinas pasaulis, ypač tie, kurie neteko malonės ir iš to burbulo buvo išstumti. Nes, tada viskas tau, nes tai reiškia, kad su tavimi galima ir netgi reikėtų daryti viską, ką nori. Nes prastas labai socialinis signalas yra iškristi iš šeimininko burbulo. Vadinasi, neištikimas buvai, o tokius kaip tu reikia mušti. Ir niekas nenori grįžti atgal pas tuos, per kurių galvas šitiek metų laipėjo. Ir čia yra visas putinizmas iš esmės. Tas jo riestainis ir pagalys, kuriais Vladimiras Putinas valdo visą šalį. Ir Dmitrijus Medvedevas buvo vienas iš to žaidimų dalyvio. Visą antrą Vladimiro Putino prezidento kadenciją 2004 ir 2008 metais žmonės spėliojo, kaip toliau bus. Ar Putinas sieks trečios kadencijos? Ar jisai tiesiog ramiai atsitrauks ir užleis savo vietą kažkam kitam? Visi Vladimiro Putino aiškintojai tuo metu įgarsindavo vienokias ir kitokias versijas. Žiūrėk, Dūma priėmė įstatymą išplečiantį prezidento galės. Čia tai tikrai ženklas, kad Putinas paliubomų pasiliks trečiai kadencijai. O naujas žmogus atsirado Kremliuje. O čia tikrai ženklas, kad Putinas pasirinko įpėdinį. Ir Medvedevas niekada nebuvo favoritas. Ta prasme, jo pavardė buvo tik viena iš nemažo galimo paveldėtojų sąrašo. Ir kada 2007 metais Vladimiras Putinas pristato Dmitrijų Medvedevą kaip savo įpėdinį tam tikrą, jis pasako, štai yra kandidatas į Rusijos prezidentus, kurį aš palaikau. Ir daug kas pasilieka su didžiulė nuostaba, nes tai buvo paskutinis žmogus, apie kurį visi galėjo pagalvoti. Jis buvo taip svarstomas kaip vienas iš kandidatų, bet taip vargiai, vos ne kaip formalumas, kad skaičiuokim ir šitą duchą, nes dėl viso pikto, grinai teoriškai jam irgi gali pasisekti. Ir kas galėjo pagalvot, kad visą tą laiką jis buvo tas bičas, dėl kurio
Jį tau sakė nesijaudinti. Ir Dmitrijus Medvedevas tiesiog su vėjeliu laimi 2008 metų Rusijos prezidento rinkimus, bet tai nebuvo valdžių kaita iš tikrųjų, taip kaip ją mes suprantame, nes Medvedevo viceprezidentas buvo Vladimiras Putinas. Jie netgi kartu visoje rinkimų agitacijoje buvo pristatomi kaip vienas didelis bendras tandemas. Ir tai visiškai niekieno neapkvailino ir visi labai aiškiai suprato, kas nešioja kelnes toje šeimoje. Dmitrijus Medvedevas jis buvo prezidentas pusę kojos. Jis kaip limuzino vairuotojas, kuris tarsi ir valdo didelę prabangią mašiną, bet realiai tai jis vežioja tik tai ten, kur pasako žmogus nuo galinės sėdynės. Ir visi į tai užmerkė akis. Visi naiviai tikėjosi, kad, gal čia trumpam. Pas daugą buvo viltis, tiesiog mes viltis dėjom į Vladimiro Putino sveiką. Aš suprantu, kaip tai dabar skamba, bet mes realiai dėjom viltis į Vladimiro Putino sveiką protą. Kad bus dar antra Medvedevo kadencija, per kurią jisai dar labiau atsitrauks nuo valdžios ir valstybės reikalų ir tada taip žingsnis po žingsnio ramiai išeis į pensiją, visų gerbiamas ir nenugalėtas. Tada dar buvo tikinčių, kad Vladimiras Putinas nebus mirtinai įsikabinęs į savo valdžią iki savo gyvenimo pabaigos. Dmitrijus Medvedevas gavosi toks minkštesnis ir liberalesnis prezidentas negu Vladimiras Putinas. Putinas buvo provakarietiškas, bet jam akivaizdžiai nepatiko vakarai. Jam patiko vakarų turtas, prestižas ir estetika, bet jį akivaizdžiai trikdė jų vertybės. Dmitrijus Medvedevas irgi nebuvo nuoširdžiai vakarietiškas, bet jis buvo labiau orientuotas į vakarus negu Vladimiras Putinas. Ir Medvedevas vis vieną tokį bandė projektuoti modernesnį, liberalesnį į inovacijas ir žmogaus teisės orientuoto lyderio įvaizdį. Kada Putinas atvirai kalba, kaip jis nesinaudoja internetu ir nemoka dirbti kompiuteriu, Medvedevas yra visiška priešingybė. Jis labai mėgsta technologijas, jis iPhone'o nepaleidžia iš rankų, jis Twitter'į netgi pasikuria ir viešumoje pastoviai matomas visokiais gadžetukais. Tai kokią planšetę pamaigo, ar ten fitneso apyrankę, žiūrėk, užsidėjęs vaikšto. Ir pavyzdžiui, vienas Medvedevo vardinių projektų buvo Skolkovo. Skolkovo inovacijų centras čia yra toks kompleksas Maskvos apskrityje, kuris turėjo išaugti į savotišką Rusijos silicio slėnį. O realiai tai gavosi grantų čiulpykla, nes vagys nemoka kurti. Jie moka tik vogti, todėl kad ir ką vagis bandytų be pastatyti, jam gausis vis viena tik tai čiulpykla. Ir tas modernus ir progresyvus Medvedevo fasadas, jis irgi yra netikras, lygiai taip pat kaip Putino kadaise liberalaus politiko fasadas. Kol jis visam pasauliui, Medvedevas, kalbėjo apie žmogaus teisės iš vienos burnos pusės, iš kitos jis davė įsakymus karo nusikaltimams. Rusijos invazija Sakartvele, pavyzdžiui, buvo vykdoma per Medvedevo budėjimą. Jam prezidentu esant buvo prailginta Rusijos prezidento kadencija nuo 4 iki 6 metų. Po jo parašu buvo įgyvendintos didžiulės reformos, uždariusios politiką išoriniams su Putinu nesusijusiams politinėms jėgoms. Prie Dmitrijaus Medvedevo įvyko didžiuliai Kremliaus valymai. Juos ten taip labai įdomiai dangstė. Vienus pakišo po policijos reformą, nes jėgos struktūrose didžiuliai valymai įvyko. Būtent tuo laikotarpiu Rusijoje milicija buvo pervadinta į policiją. Ir dar elito valymai įvairūs tuo laikotarpiu buvo vykdami po kovos su korupcija priedanga.
Nes ant visų buvo kompromatas. Visus galima buvo šantažuoti ir visus galima buvo sudinti už ką nori. Ir šiaip čia yra, ta prasme, čia yra iki kvatojimo juokinga girdėti, kaip Dmitrijus Medvedevas, turbūt antras labiausiai korumpuotas žmogus po Vladimiro Putino Rusijoje, kovoja su korupcija. Liaukitės. Bet nežiūrinti tai, kad Rusija dardėjo žemyn demokratijos laiptais Medvedevo valdymo laikotarpiu, bet žmonės dažnai vertina savo gyvenimus pagal vartojimą ir tuo metu ten buvo turbūt Rusijos vartojimo pikas, nes nebuvo jokių sankcijų, nafta brangi, Rusija integruota į tarptautinius prekybos tinklus, gyvenimo kokybė ypač didžiuosiuose miestuose kyla ant akių. Buvo aišku niuansų, nes 2008 metų krizė Rusijoje irgi pasijautė, bet jie labai greitai atšoko, ten tiesiog nelabai buvo išvystytas finansų sektorius ir kaip guminis kamuoliukas jie tiesiog atšoko nuo žemės ir grįžo pakankamai greitai į pradinį lygį po didžiosios recesijos. Teroro aktų irgi tuo laikotarpiu buvo padaugėję. Šiek tiek, bet taip, bendrai paėmus gyvenimas daugumai rusų, materialinis gyvenimas būtent Dmitrijaus Medvedevo valdymo metu buvo labai netgi neblogas. Vienu metu Medvedevas pradėjo duoti vilčių, netgi vienu metu atrodė, kad jis pamėgins atsiskirti nuo Putino. Keletą kartų jis netgi sau leido su juo nesutikti. Pavyzdžiui, 2011 metais jis palaikė NATO intervenciją Libijoje, o Putinas buvo įsiutęs tiesiog. Ta prasme, jisai viešai kritikavo Medvedevą už tokį palaikymą, o Medvedevas netgi viešai jam atsikirzdavo. Wow, čia dalykas buvo ir daug kas pradėjo tikėti, kad gal jau pagaliau viskas ir Putinas išeis, nes žmonės jau buvo pavargę nuo Vladimiro Putino, apskritai nuo tuometinės Rusijos valdžios jie buvo pavargę, nes visą Medvedevo valdymo laikotarpį Rusijoje periodiškai užsiplieksdavo protestai. Tai nebuvo politiniai protestai prieš valdžią per se, bet jie buvo nemaži. Dažniausiai tai būdavo lokalūs apie kažkokią vietos bendruomenės problemą. Pavyzdžiui, daug labai aplinkosaugos protestų būdavo. Tarkime, koksai nors fabrikas siaubingai teršia, bet fabrikas priklauso kokiam nors svarbiam žmogui, artimo Putino administracijai ir niekas nieko prieš tai nedaro. Arba protestai prieš nelegaliai sulaikytus, sužalotus arba nugalabytus žmonės. Arba kokie nors sporadiški protestai lygioje vietoje kylantis. Pavyzdžiui, buvo vieni tokie dideli dėl dešiniavairių automobilių. Berods, kad noriu sakyti kokiais 2009 metais. Ir dešiniavairių automobilių vairuotojai tiesiog sukilo. Rusijos rytuose, Vladivostoke pavyzdžiui, ir aplink labai daug važinėja dešiniavairių automobilių. Jie yra atvežti pagrinde iš Japonijos ir nors Rusijoje eismas vyksta normalia europietiška puse, bet ten rytuose labai daug dešiniavairių automobilių, nes jiems tiesiog yra labai brangu vežtis automobilius iš Europos. Todėl, kad tai yra neįtikėtinai toli labai dideli atstumai. Labai ta mašina išbrangsta ir gerokai arčiau ir pigiau yra juos atsikabenti tuos automobilius iš Japonijos. Ir čia vienu metu valdžia sugalvoja uždrausti tas dešiniavairės mašinas ir kyla tokie dideli protestai, kad Rusijos valdžia labai greitai išsigando ir atsitraukė. Ankstyvais 2000-aisiais iš pažiūros Rusija atrodė gana ramiai, bet tai buvo tik tai paviršius, nes po juo giliau visuomenė labai smarkiai burbuliavo ir buvo unikalios aplinkybės kažkokiam socialiniam sprogimui įvykti. Žmonėms buvo labai smarkiai nusibodę ir įkyrėję gyventi tokį šizofrenišką gyvenimą, kur tau per ekraną rodoma yra viena realybė apie klestinčią Rusiją, bet tu
plika akimi matai, kad visa tai yra nesąmonė, visa tai yra melas ir pramanai ir tikroji realybėj niekas neveikia. Tu ten kalbėk apie tą Skolkovo, kiek tu nori, bet pusė Rusijos vis dar neturi dujų ir vidaus tualetų. Kakoj skirtum tos tavo inovacijos ir nanotechnologijos, kada prie tavęs gatvėje gali prieiti bet kuris mentas ir visiškai netrukdomas išpurtyti tavo kišenes, kaip paskutinis 90-ųjų banditas. Ir Vladimiras Putinas tapo tos visos veidmainiškos sistemos simboliu, todėl kada jis paskelbė 2011 metais, kad balotiruosis trečiai kadencijai per 2012 metų prezidento rinkimus. Ir čia beje visus jisai baisiai nustebino, įskaitant Dmitrijų Medvedevą tame tarpe, nes šiaip tai viskas vyko taip, kad Dmitrijus Medvedevas visų pirma sukvietė žmonės didžiuliam pranešimui ir visi tikėjosi, kad jisai paskelbs apie ketinimus balotiruotis antrajai kadencijai, bet ne. Dmitrijus Medvedevas paskelbė, kad neis į rinkimus ir atiduoda savo palaikymą Vladimirui Putinui. Ir Medvedevas buvo labai akivaizdžiai sutrikęs, tarsi jam apie tai būtų buvę pranešta paskutinę minutę. Ir kažkas pastebėjo, kad gana užtinęs jis buvo ir galimai labai neseniai stipriai verkė. Ir po šito pranešimo Rusijoje kažkas skilo. Ir žmonės pradėjo eiti į gatves, nes dar 2011 metais pasimatė, kad Putinas visiems buvo gana smarkiai įgrysęs, kai 1 lapkričio dieną jisai buvo nušvilptas tikrąja to žodžio prasme sporto sirgalių. Ten buvo toks įvykis, kad jisai pasirodė kažkokio kovos sporto rungtynėse, man atrodo, ten MMA buvo ir mintis buvo tokia, kad jisai išeis į sceną, palinkės favoritui sėkmės. Ir žmonės jį pradėjo tiesiog masiškai būjinti, ta prasme, internete jūs dar galite surasti šitą video. Ir po to karto Putinas visiškai nustojo vaikščioti į renginius, kurie yra neparuošti, kur auditorija yra neatrinkta, ta prasme, daugiau tokių dalykų nebepasikartojo jo gyvenime. Tais 2011 metais jisai buvo priverstas eiti į susitikimus su opozicionieriais ir klausytis, kaip jam uždavinėjami yra labai nepatogus klausimai. Pavyzdžiui, tas garsusis pokalbis su Jurijum Ševčiuku iš DDT, Jūra muzikant, šitą irgi galima rasti internete, kur jisai tiesiai šviesiai Putino klausė, ar tu ketini išvaikyti protestus jėga? Ir iškart, ta prasme, tai pasimatė, kai Putino akytės pradėjo lakstyti ir taip jautėsi, kad tiesiog jisai ten sėdi ir vartosi iš gaidžio. Staiga Vladimiras Putinas atsidūrė labai nemalonėje situacijoje, kur jisai pradėjo jausti gana didelį visuomenės spaudimą. Teisybės dėliai, pirmieji protestai pradėjo rinktis dar iki Putinui paskelbent dėl savo ketinimų eiti dar kartą į Rusijos prezidentus. Pirmieji protestai pradėjo judėti po 2011 metų Rusijos parlamento rinkimų, kuriuos laimi Vladimirui Putinui pavaldi Vieninga Rusija, tai yra tiesiog jo kišeninė partija. Ir tie rinkimai buvo legendiškai neskaidrus, jie buvo nesąžiningi ir pilni pažeidimų. Ir žmonės labai greitai suprato, kad iš jų yra vagiami rinkimai, todėl protestavo visi. Protestavo nacionalistai, protestavo komunistai, protestavo žalieji, protestavo liberalai, protestavo visi. Bet kada Putinas paskelbė, kad ketina dar kartelį siekti Rusijos prezidento postą, čia buvo kanistro benzino į ugnį efektas. Visi labai aiškiai suprato, ką tai reiškia, kad rinkimai lygiai taip pat bus pavogti, kaip ir Dūmos rinkimai. Ir mes turėsim dar 6 metus Putino. Ir Putinas darė viską. Ta prasme, jis įjungė maksimalią propagandą, protestuotojus buvo bandyta diskredituoti, ant jų buvo pilamos pamazgos, į gatves buvo išvaryti jį palaikantis mitingai, juos tada dar putingais vadino. Bet savais dydžiais ir savo entuzijazmu tie mitingai net neartėjo prie to, ką sugebėdavo rinkti opozicija. Ir čia pagrįstai klausimas, o iš kur tie visi protestai atsirado?
Jeigu visos žiniasklaidos priemonės ir visos medijos buvo Kremliaus užgrobtos, kaip žmonės sužinodavo, kada ir kur vyks kokie protestai? Internetas. Jis pradėjo labai Rusijoje plisti ankstyvais 2000-aisiais ir Kremlius jį visiškai pražiopsojo. Internete nebuvo jokio cenzūros, niekas jo nemonitorino, jokios slaptos tarnybos ten neegzistavo ir buvo visiška žodžio laisvė. Žmonės galėjo ramiai kalbėtis, būti atviri ir matyti, kad jie yra ne vieni tokie galvojantis. Ir buvo tokia man atrodo, tebėra jinai, tokia bloginimo platforma LiveJournal. Ir tuo metu Rusijoje buvo tai labai labai didelis dalykas. Iš LiveJournal išėjo nemažai naujosios kartos Rusijos opozicinių politikų. Ten Aleksejus Navalnas, Ilja Jašinas, Maksimas Kacas, pavyzdžiui. Ir opoziciniai sentimentai per internetą pradėjo žaibiškai plisti ir Putino silovikai nieko negalėjo su tuo padaryti, nes daugelis jų net kompiuterio įsijungti nemokėjo. Tavo propaganda gali pradėti dirbti dvigubai, bet kas iš to, kada žmonės internete mato visą tiesą, kada tu įsijungęs kompiuterį gali stebėti video, kaip vyksta rinkimų pažeidimai, kaip yra vagiami biuleteniai, kaip jie yra naikinami, kaip jie yra klastojami, kaip žmonės balsuoja po 3, po 4, po 5 kartus. Opozicija Vladimirui Putinui pradėjo augti, organizuotis ir koordinuotis. Ir ko gero vienas didžiausių protestų buvo Bolotnoje aikštėje Maskvoje 2011 m. gruodžio 10 d. Tai buvo ko gero didžiausias protestas Rusijos sostinėje nuo 90-ųjų. Lygiagrečiai vyko dar visa eilė mažesnių protestų kitose miestuose. Ir visa ta banga, visa ta didžiulė banga, kuri kilo per 2011-2012 metų laikotarpį, jinai pasibaigė labai greitai po Vladimiro Putino inauguracijos 2012 metais. Visi protestai baigėsi, nes juos kuo žiauriausiai užgesino. Į protestuotojus buvo mestos labai gausios policijos pajėgos. Protesto organizatoriams buvo iškeltos didelės ir sunkios baudžiamosios bylos. Pavyzdžiui, Aleksejui Navalnui bus prisiūta lėšų kažkokia iššvaistymo byla. Daugybė žmonių gaus baudžiakus už dalykus, kurių jie nepadarė. Prasidės žiaurūs opozicijos persekiojimai, ten visokios apklausos, areštai, bauginimai, puldinėjimai gatvėje, kai kurie gyvybių neteks, kaip pavyzdžiui Borisas Nemcovas 2015 metais. Ir gana greitai Kremlius perpras internetą ir pradės ten įvedinėti savo tvarką. Tarkim, Rusijos socialiniai tinklai kaip Vkontaktė, Adnaklasniki dikcija. Ten jų paieškos variklis Yandeksas ir kitos internetinės paslaugos. Tas pats LiveJournal, bloginimo platforma. Visi po truputį pereis Kremliaus kontrolėn. Ir būtent iš šitos terpės išauks visos tos trolių fermos ir propagandos fabrikai, kuriuos mes mylim ir žinom dabar. 2012 metai pas rusus vadinasi rokiruotė. Ne šachmatų žmonėms rokiruotė, čia yra toks ėjimas, kai karalius su bokštu apsikeičia vietomis. Ir rokiruotė labai aiškiai parodė, kad Rusijoje nebėra jokios demokratijos. Anksčiau dar buvo kažkoks tikėjimas, kad yra ta rusiška demokratija. Su daug išlygų, sąlygų ir žvaigždučių, bet yra. Po 2012 metų labai aišku pasidarė, kad demokratija seniausiai yra atšaukta. Rusijoje nebeliko žodžio ir susirinkimo laisvės. Rinkimai yra masiškai klastojami, o politinis laukas yra valomas nuo bet kokių oponentų ir vieša erdvė yra tiesiog kibirais pilama propaganda. Rusija niekada daugiau taip nebeprotestuos. Vladimiras Putinas jau nebeslėps, kad yra autokratas. Jis nebesigėdydamas rodys savo prigimtį ir paskutinės rusenančios demokratijos ugnelės bus užgesintos. Ir taip, putinizmas nugalėjo Rusijoje.
Šitą dalį jūs galite praleisti, nes toliau girdėsite reklamą ir tai padaryti galite pasinaudodami skyriais arba chapteriais, ar kad ir kaip tas velnias pas jūs vadinasi jūsų podcastų platformoje. O jeigu tokie dalykai pas jūs nevyksta, tai tiesiog eikit žiūrėkit į aprašymus apačioje, ten rasit laikus su skyrių pavadinimais ir tiesiog galėsite skipinti ten, kur jums įdomu klausyti šitą epizodą. Gerai, visi buvote įspėti, te prasideda pardavimai, vadinasi. Jeigu jūs norite palaikyti savo mėgstamiausią podcastą, jeigu jūs norite tapti jo dalimi ir prisidėti prie būsimų epizodų kūrimų, jūs turite unikalią progą tai padaryti per Armėno radijo prenumeratas. Jų yra iš viso 3 pagal kiekvieno skonį ir kiekvieno galimybės. Viskas prasideda nuo Armėnas Plus prenumeratos. Jinai kainuoja įsiklausykite, vienintelį eurą į mėnesį. Nueinate į Armėno radijo Contribui arba Patreoną, visos nuorodos aprašymuose ir komentaruose apačioje prenumeruojate Armėnas Plus ir klausotės Armėno radijo epizodų be reklamos ir apribojimų. Įprasti epizodai yra N16, tai reiškia, kad aš karpau keiksmažodžius, aš karpau kontroversiškus žodžius ir įprastuose epizoduose jūs girdėsite ir reklamas, ir monetizacijas, ir visas šitas košmaras pasibaigia tada, kada jūs prenumeruojate Armėnas Plus. Jeigu vienintelis euras į mėnesį skamba jums per brangiai, tai Spotify aš jums esu padaręs galimybę už 99 centus į mėnesį atsirakinti tuos pačius Armėnas Plus epizodus be reklamos ir apribojimų. Tiesiog einate į bendrą Armėno radijo feedą Spotify, surandate Plus epizodą, bet kurį jums patikusi, spaudžiate ant jo, ten iššoka pasiūlymas susimokėti tuos 99 centus ir viskas. Galite klausytis Armėno radijo Plus epizodų be reklamos ir apribojimų tiesiai iš jūsų Spotify komforto ir patogumo. Armėnas Pro sekantis prenumeratos lygmuo 4,99 € į mėnesį. Už mažiau negu pitaką į mėnesį jūs girdėsite ne tik tai Armėnas Plus epizodus be reklamų ir apribojimų, bet dar jums atsirakins ir Armėnas Pro epizodai, kurie yra bonus turinys ir dar early access ant viršaus. Armėnas Pro epizodai yra lygiai taip pat be reklamų, be apribojimų, be cenzūros, be jokių pardavimų, o taipogi jie yra ilgesni, nes montuodamas galutinį epizodą aš visada iškarpau dalykų, o Armėnas Pro epizode aš tiesiog viską, ką įrašau, aš ten ir palieku. Tarkim, šį kartą buvo off-topicas apie rusišką internetą, Runetą, kaip jisai atsirado ir kaip jisai žlugo. Va, galite paklausyti, kaip tai skambėjo. Ypatingai Kremlius suaktyvėjo po 2014 metų Krymo aneksijos Jesus Wept, kas pradėjo darytis. Jeigu tema būdavo nors minimaliai kažkiek politinė, tsunamis propagandos ją užklodavo. Botai, netikri akauntai, kibernetinės atakos, visa tai tapo naująją Runeto realybę. Ir aš puikiai labai pamenu, kaip viskas pasikeitė po Krymo aneksijos, nes iki to Runetas buvo tokia labai chill Brazil vieta, bet po 2014 metų viskas staiga tapo labai politizuota. Tu žiūri kokį nors babytės iš Novosibirsko video apie jos pyragėlių su bulvėmis receptą ir matai, kaip žmonės malasi komentaruose dėl to, ar teisėtai NATO bombardavo Jugoslaviją. Ir dar ištisą savaitę anksčiau epizodai išeina Armėnas Pro, negu jie pasirodo įprastai. Ir jeigu domina, tai tiesiog einate į Armėno radijo Patreoną arba Contribui, nuorodos aprašymuose ir komentaruose apačioje. Susimokate 4,99 € į mėnesį ir klausotės Armėnas Pro epizodų, kiek tik tai jums lenda. O dar aš turiu Substacką, kuriame jūs rasite tik tai Armėnas Pro epizodus, nes jisai kažkodėl palaiko tik tai vieną prenumeratos lygmenį. Ir dar Svolotas man neleido įvesti sumos mažesnės negu 5 €. Aš iš pradžių sukėliau visus epizodus, bandau vesti 4,99 ir jisai sako, nope, nieko mažiau negu 5. Dėl to Substacke Armėnas Pro prenumerata kainuoja 5 € į mėnesį, bet ten yra opcija nusipirkti už 49,99 metinę prenumeratą. Tiesiog jums 12 mėnesių į priekį atsirakina visi epizodai klausyti ten visiškai nevaržomai, neribotai. Ir, iš esmės tai yra pigiau negu kas mėnesį 12 kartų mokėti po 5 €. Eikite į aprašymus ir komentarus apačioje ir ten rasite visas nuorodas į Armėno radijo Substacką.
Finally, Armėnas Ultra pati aukščiausia ir didžiausia prenumeratos forma Armėno radijoje ir už 9,99 eurus į mėnesį jūs gaunate viską. Jūs pavirstate į Markizus Karabasus tarp Armėno radijo prenumeratorių, nes jūs gaunate prieimą prie Armėnas Plus epizodų be reklamos ir apribojimų, Armėnas Pro epizodų be reklamos apribojimų, ilgesnius ir dar savaitę anksčiau. Ir dar jums atsirakina prieimas prie Armėno slėptuvės, kur guli visi klasikiniai Armėno radijo epizodai, kurių daugiau niekur kitur neberasite internete. Armėnas Ultra būna Patreon'e ir Contribui, nuorodos į kurias rasite aprašymuose ir komentaruose apačioje. Jeigu degate noro palaikyti Armėno radiją, bet to dar negalite padaryti savo pinigais, visada galite man padėti savo laiku. Tai visų pirma, jeigu jums patiko epizodas, tai tiesiog paklausykite jį nuo pradžios iki pabaigos. Visų antra, tai jeigu jūs žinote kažką, kam tas epizodas gali patikti, tai numeskit jiems nuorodą ir paraginkit paklausyti, kad, žiūrėk, šitas bičas, man atrodo, turi tau kažką įdomiai pasakyti. Du labai paprasti būdai, bet labai didelis efektas ir pagalba jūsų mėgstamiausiams turinio kūrėjams. Kalbant apie pagalbą, nuo Rusijos besiginančiai Ukrainai jinai yra kaip niekada dabar reikalinga. Todėl labai prašau suveskite blue-yellow.lt ir padėkite Ukrainai nugalėti. Finally, jeigu dabar pasimetėte ir jau nebežinote, kur čia ką prenumeruoti ir kur kokią Ukrainą paremti, tai aš jums esu sukūręs Linktree, kuris taip ir skamba Linktree/Armėnas. Ir ten aš sudėjau viską į vieną vietą, kad jūs patogiai matytumėte ir prenumeratas, ir visas platformas, kur yra aptinkamas Armėno radijas, ir visas Armėno radijo socialinės medijas, ir nuorodas į blue-yellow. Viskas jums patogiausiai yra sudėta vienoje vietoje. Linktree/Armėnas arba ieškokite nuorodos aprašymuose ir komentaruose apačioje, ten, kur yra parašyta visas Armėnas čia. Pardavimai pagaliau baigėsi. Dėkingas visiems už dėmesį ir už palaikymą, be jūsų tikrai nebūtų manęs. Žemai lenkiuosi. Ačiū jums visiems labai. Demokratija Rusijoje žlugo ne iš karto, o per kelis didelius etapus. Pirma buvo užgniaužta žodžio laisvė, tada į visur buvo infiltruoti Putino žmonės, kol galiausiai vartai užsidarė ir pasidarė aišku, kad visą tą laiką aplink Rusiją buvo statomas kalėjimas joje gyvenantiems žmonėms. Žmogų užmušti nėra tai baisu Rusijoje, kaip protestuoti prieš Putino valdžią. Atvirai kalbėti tai, ką tu galvoji, ten tapo kaip niekad pavojinga ir kuo toliau, tuo labiau įsigali sovietinė dvimintystė, kada tu sakai vieną, o galvoji visai kitą. Ir rinkimai jau seniausiai nieko nebekeičia toje šalyje. Nes nesvarbu, už ką tu balsuosi, bet laimės vis viena tik tie kandidatai, kuriems reikia laimėti. Ir rusai niekada nevertino demokratijos, dažnai apie ją kalbėdavo su neslepiama panieka, maždaug pindosų ir buržujų išsipinėjimas, kurio Rusijai nereikia. Vis tiek tai nieko nekeičia, vis viena tu turi pasirinkimą tik iš blogo ir blogesnio, todėl kam tas teatras, išsirinkime carą ir turėkime jį. Kalbėdavo daugelis rusų tuo metu. Jie nesuprato, kad demokratija nėra geros valdžios garantija, demokratija yra visiškai ne apie tai, nes ji yra apie valdžios atšaukiamumą. Demokratija tau suteikia galimybę pasakyti ne. Ko dabar net labai norėdamas negali padaryti nei vienas Rusijos federacijoje gyvenantis rinkėjas. Patinka nepatinka karas Ukrainoje, patinka nepatinka augančios kainos ir neligybė, patinka nepatinka didėjanti priespauda, patinka nepatinka vis auganti migrantų krizė, patinka nepatinka nuo realybės atitrūkęs botoksinis diedas valdžioje, tai nieko nekeičia, nes savo šalyje tu nebesi šeimininkas, tu esi tarnas priverstas bučiuoti savo valdovą bizūną. Demokratija yra į sveikatą labai panaši daugeliu aspektų. Tu jos nevertini, kada tu ją turi, ją yra labai lengva prarasti ir ypatingai sunku atstatyti. Rusai ne pirmą kartą randa save sukdami šitą pačią ruletę ir ne pirmą kartą lieka prie suskilusios geldos.
Kaip ten palaukit, sako, beprotybė yra daryti tą patį, kas kart tikinti skirtingų rezultatų. Jeigu nenorit baigti kaip Rusija ir išprotėti, nebūkit Rusija ir saugokit savo demokratiją. Sekančiam epizodui užsinorėjau pakalbėti tokią didelę istorinę temą. Apie vieną tokį labai didelį įvykį, kuris yra daugumai mūsų pažįstamas, bet tuo pat metu mes beveik nieko nežinom apie jį. Todėl Vietnamo karas kitą kartą per Armėno radiją. O jums nedidelė ištrauka iš šito būsimo epizodo. Karas atsidūrė kiekvieno svetainėje ir nuo jo pasidarė labai sunku pabėgti. Prie visų jos problemų Amerika yra laisva visuomenė, tai yra liberali demokratija, kurioje kritika yra leidžiama. Kada kariauja demokratija, ji nuolat abejoja savimi. Viena trečioji kariauja, kita jai priešinasi, o paskutinė trečioji pasyviai stebi. Čia autokratijose visi privalo palaikyti karą, o demokratijose tu gali atvirai protestuoti ir nieko tau už tai nebus. Kol vyko Vietnamo karas, Amerikoje visi žinojo viską. Tonkino incidentas buvo gana greitai demaskuotas kaip melas. Kiekviena karinės vadovybės klaida, kiekvienas korupcijos skandalas, kiekvienas karo nusikaltimas, viskas buvo uždokumentuota ir išviešinta. Šiandien tiek. Iki kito.